Sveiki, mėlyjei. Aš Laura Dabulytė ir čia laida Lietuva sveiksta. Aš esu to tikra ir gali būti, kad jums atrodys, kad kodėl tie pašnekovai tam pritarė. Bet ar pritarė ar ne, mes taip pat išsiaiškinsim, nes šiandien pas mane čia ant fotelio labai nuostabi moteris, kuri yra atsargos majorė, kuri yra psichologė, teisininkė, rašytoja, kuri dabar kaip tik laukia knygos, kuri netrukus pasirodys. Labiausiai Rosita čia pakviečiau tam, kad taip papasakotų apie požiūrį, kad mūsų gyvenimas yra viskas įskaičiuota. Tas vadinamasis angliškasis all inclusive. Ir tas mūsų įsivaizdavimas, kad rožėmis klotas kelias dabar bus mano tas gyvenimas, kartais mus tiesiog nuveda į tokį, kad netiesa, kas mane apgavo. Daktarė Rosita Kanapeckaitė čia ir Rosita, tau dėkoju, kad sutikai, nors ir trumpą laiką, bet papasakoti apie tai, kad ar tiesa, kad kartais mūsų susidūrimas su tam tikru netikėtumu yra mūsų požiūris galvoti, kad mane ištiko nelaimės. Aš sergu, man viskas blogai ir taip bandau dramatizuoti, nes iš tavęs turėsiu išgirsti, o kaip reikėtų daryti, kaip man pasiruošti, kokio scenarijaus laikytis, galiu ir susirgti, galiu ir su kažkuo susidurti, kas man nėra malonu, bet tai ir tai reiškia, kad gyvenimas baigėsi. Labas. Gerai, labas. Gerai, na, klauso, gerai. Tai iš tikrųjų, jeigu taip paprastai kalbant, tai paprastai žodžiais, nes aš taip mėgstu žmonėms aiškinti dalykus, tai yra, kad mes visi tam gyvenimo, ar kitaip sakant, realybės traukiniu važiuojame visi. Kai gimėm, pradėjom važiuoti ir važiuojam. Ir tokia visuomeniai nepriimtina realybė yra ta, kad mūsų galutinis kelias tai yra kapai, kolumbariumas ar dar kažkoks kitas dalykas, nes tie, kas gimė, visi numirs. Faktas. Ir tam laike, kiek ten tau yra skirta, lemta, arba kiek tu ten įdėjai pats aktyvumo į tą savo sveikatos ir gyvenimo pratesimą, yra dalis laiko, kuris priklauso nuo tavęs. Ir šiai dienai tas sveikatinimo ir sveikatos ilgamžiškumo mada yra ant bangos. Ir kalbant apie sveikatą, tai toks labai didelis dalykas yra psichinė sveikata. Ir būtent... Sakai, labai didelis, tai kiek didelis? Aš manau 70 iš visos sveikatos. Wow, taip. Dėl to, kad viskas tavo suvokime, kaip tu supranti pasaulį, kaip priimi tas pačias ligas, netektis arba kitus dalykus, kurių tu tikėjaisi, kad tau galbūt nereikės sutikti šitam kelyje savo tuo traukiniu realybės važiuojant, bet tu sutinki. Ir yra ligų, būsenų ir pasiekmių, kurias mes patys kuriam savo gyvenimo būdų. Tai ką aš noriu pasakyti? Tai kad gyvenimas yra viskas įskaičiuota ir tu, jeigu nesergi šiuo metu kažkokia tai chroniška arba autoimuninė arba iki gyvenimo galo trunkančia liga, jau tu laimėjai loterijoje. Jeigu tavo vaikai sveiki, tai čia tikrai ne vieną aukso puodą laimėjai, jeigu tu, tarkim, du vaikus turi. Net bilieto nepirkęs. Ir net bilieto nepirkęs, bet mes galim norėti, siekti daug rezultatų, daug dalykų, bet visos problemos patampa ne problemomis, kai turim problemų su sveikata. Būtent. Nes kol tu esi sveikas ir nesi susidūręs, nesvarbu, net su gripu, covidu ar su kažkokiu virusu, ir tu turi prisiminti tą momentą, kai tu jau ten gulėjai su 39,2 temperatūra ir tu galvojai, kada šitas košmaras pasibaigs ir kokia laimė yra būti sveikam. Ir kas mums atsitinka? 2 dienos po to, kai jau pasveikom, mes pamiršom
kaip savo sakėm, kad jau būti sveikam, tai pats geriausias dalykas. Tai kas čia vyksta? Kas Tai su mūsų čia ir pasąmonė vyksta tas, kad tu labai greitai pamiršti ir tau kaip norma yra būti sveikam. Bet ne visiems taip yra ir ne visą laiką tai tęsis nuolat. Žinai, taip. Ir bus ir virusų, ir susirgymų, ir lūžta kojos, ir kiti dalykai. Ir tai atsitinka, ir kai tau tai atsitinka iš tavo tos tokios egoistinės perspektyvos žiūrint, atrodo, man tai nutiko ne laiku. O tai kamgi tai nutinka laiku? Niekam nenutinka. Nes jeigu tu net ir turi kažkokį tai planą ir įsivaizduoji, kad gyveni sveiką gyvenimo būdą, vis tiek tu nesi apsaugotas nuo lygos ar ten kažkokios kitos sunkios situacijos. Ir tau ją reikia spręsti. Bet ką aš noriu pasakyti apie tą viskas įskaičiuota, tai labai daug priklauso nuo mūsų požiūrio ir nuo mūsų, kaip mes žiūrim į tai, kas man dabar įvyko. Nelaiku čia aš susirgau ir kitas dalykas, bet tu susirgai, tuo metu nevažiavai ten kažkokiu tai keliu, kur įvyko masinė avarija ir tenais kažkas tai ar tu laiku ar nelaiku, tai tu savo ir nesužinosi niekada, bet tau viduje psichologiškai bus, kad vis tiek aš čia susirgau ne tuo laiku, gal dar kokia buhalterinis balansas koks nepriduotas, ar ten sutartis nepasirašyta ir ten taip. Tai sako, iš viso žmonės paskutiniai žodžiai iki mirties būna kažko nespėjau. Labai labai dažnas yra, kad dar būtų buvę porą metų, bet dar šiek tiek būčiau. Kitaip, taip. Tų žmonių, kurie kažko nespėjo, dažniausiai būna kalba apie, aš su kažko nepakalbėjau, kažkam kažko nepasakiau, kažko tai neaptariau, labai būna, kad, žinai, neparašiau ten dar 15 puslapių arba ten nesusitvarkiau sandėliuko. Tai vis tiek tai būna labiau apie tokius reikšmingus ir svarbius dalykus, kad tu ten kažko tai nespėjai. Bet tam būnant sunkume, kai tau skauda ten, nežinau, ranką ir tu tenai kažko tai negali daryti, nes sveikata yra toksai labai sunkiai apibrėžiamas dalykas, į kurį reiktų investuoti savo laiko, pinigų ir apskritai interesų, kol tu nepatyrei kažkokio sunkumo iš to. Tu nežinai, ką investuoji, bet jį būtina investuoti. Taip, nes kai ateis jau ta diena ir ta pasiekmė ir tu jau atsidursi kažkokioje poliklinikoje ir klinikoje ar pas specialistą ir tau pasakys, kad, žinai, jeigu ten būtum nevalgęs to, nerūkęs ar dar kažko tai fizinio aktyvumu labiau užsiėmęs, tai gali būti, kad mūsų šitas susitikimas būtų nutolęs. Tai čia yra toksai, bet labai, labai sunku patikėti, kad man irgi teks sėdėti toj poliklinikoje arba važiuoti darbo piko valandom su troleibusu į polikliniką, kai visi mokiniai skundžiasi, kur tie pensininkai čia į tas poliklinikas tuo laiku važiuoja. Tai, žinai, Rasta, net grožio chirurgai, jie sako, sėdi mano kėdėje žmonės, kurie dar prieš 5 metus sakė, gyvenime nesėdėsiu čia pas tave ir neprašysiu, kad tu man kažką padarytum. Net jiem apie grožį kalbant, jau čia nekalbant apie rimtasias ligas, net jiem pasikeičia mintis, kai ateina diena ir supranti, kad ne, tikrai kažką noriu daryti. Ir savo sėdi, verkia ir tai daro. Ką jau kalbėti apie tas ligas? Tai į ką iš tikrųjų mes investuojam, kol esam sveikutėliai? Kaip mums suvokti, kad žiūrėti į kitus pavyzdžius? Kas žinai, va, tas mūsų realybės veidrodis? Aš manau, kad jeigu tu turi informacijos, šiai dienai negali neturėti tos informacijos arba sakyti, kad aš nežinojau. Taip. Tai nes jeigu tu sakai, kad nežinojai, kas tau padeda, arba ilgiau gyventi, arba ilgiau nesikreipti į medikus su rimtom problemom, tai čia irgi yra pasiekimas, kad aš noriu būti aktyvus ir savo kojom vaikščioti ten iki kokių 80 metų, kiek kas nori. Tai turi būti tikslas ne tenais grožis, ne raumens, ten kažkoks vaizdas ar dar kažkas, o ką tu nori ilgai veikti. Ir pas mus dar taip smegenys neveikia, nes mums neatrodo, kad mes tos senatvės vadinamos, kai tau 20 ir 40 senatvė, kad mes jos apskritai sulauksim arba kad man atrodo taip natūraliai,
kad aš visą laiką būsiu toks, koks esu šiandien. Ir Taip. čia yra mūsų smegenų negebėjimas suprasti, kad po 5 metų tu nebetiek galėsi padaryti, nebetiek nueiti žingsnių, jeigu nedėsi pastangų šiandien, kad tu galėtum palaikyti tą. Puiku, Rasta, sugrįžtam prie to, ką šiandien savo 20-mečiui galiu pasakyti, kad 40 tikrai daryčiau. Ko dar norėti? Kad vaikščiočiau geriau? Ko aš iš savęs galiu norėti? Aš galvoju, kad reikia pasižiūrėti į ar 40 metį, ar 50 metį, ar 60, kad šiai dienai tu gali pamatyti ir aktyvų žmogų, ir priklausomą nuo kitų, sėdinti ten galbūt vežimėlyje, arba ten turinti didelį nutukimą, ar dar kitas pasiekmes iš to, kad tu laiku nepradėjai rūpintis savo tą sveikatą. Nu, pasakyk pavyzdį. Bet aš galvoju taip, kad tu turi turėti savo gyvenimo planą 50 metų. Ir kaip tu po šios Aš 20 metais. Taip, kaip Gaunu mokyklos atestatą, taip. Įstoju, esu 2 kursas, 3 kursas Taip. ir jau turiu savo 50 metų planą. Ir aš turiu tą 50 metų planą. Tikėtina, jis bus pasikeitęs visiškai kardinaliai, nes tai yra ok. Ir jisai tegul keičiasi, bet kaip tu nori atrodyti, kaip tu nori funkcionuoti, ar tu nori gyventi kaime, mieste, ar užsienį, ar kažkur tai, bet turėti tokią viziją ir ką daryti, kad link to eiti. Nu, tikrai niekas nenori gulėti. Psichologiškai duoda? Tas duoda kryptį. Jeigu aš sakau, kad norėčiau ne kaip mano senelis, kuris ten, nežinau, rūkė, kažką vartojo ir aš taip nenorėčiau, dėl to man reikėtų, ar ne? Taip. Ir tai jau kažkur, jau į kažkokį gerumą mes einam. Taip, bet čia konkrečiai, tai kalbant iš sveikatos ir iš psichinės sveikatos, tai aš galvoju apie gyvenimo būdo pasirinkimą, kurį tu gali įtakoti. Ir kitas dalykas, kad tu gali priimti tai, kad tas tavo gyvenimo būdas, ar jisai aktyvus, ar jisai ant sofos, ar jisai labiau su kažkokiom tai, nežinau, dviratininkų grupėm, bėgikų grupėm ar dar kažkuo, kad tau, bet kaip tu įsivaizduoji, kad tu nori. Nes jeigu tu sėdėsi ant sofos nuo 18 ar nuo 15 metų ir tu įsivaizduoji, kad 60 tu pradėsi judėti, tu pradėsi. Bet tai nebus adekvatu, jeigu tu kiekvienu savo amžiaus tarpsniu pasirinksi savo tinkamą ten judėjimo būdą, dar kažkokį aktyvumo, gyvenimo, kolegų ir taip toliau. Dėl to, kad gyvenimo kokybė labai priklauso nuo santykių su kitais žmonėm kokybės. Ir visiškai pabaigai. Gal tie 20 mečiai jau tokie? Nemanau. 70 tų, kuriems verta būtų tai padaryti. Aš manau, mano burbule, jausmas, kad tie žmonės, nu, kodėl mes tokie nebuvom, žinai? Nu, aš labai daug tokių sveikų žmonių matau. Bet jūs tokie nebuvot, bet jūs dabar tokie esate. Tai tu gali būti tikrai ir užsimerkti, kad tavo vaikai mato pavyzdį tokį ir jie kitokio nemato. Supratau. Tai nėra labai bloga situacija, nes dabartiniai 40-50 metų žmonės, jie yra arba nesenai atradę ten kažkokį judėjimą ir besirūpinimą sveikata. Tai jų vaikai žiūri į pavyzdžius ir mato. Lygiai taip pat. Mes visiškai tokius išdėliokim į pirštus tiek, kiek turim. Mes kalbame apie ėjimą, vaikščiojimą, mes kalbame apie kas tos dedamosios, kad aš galėčiau tą savo, žinai, viskas įskaičiuota, tolinti, kai tai kalba yra apie tuos, žinai, viskas įskaičiuota yra atsiradę iš mano tyrinėjimo psichologinio atsparumo. Gerai. O atsparumai įeina ir emocinis atsparumas, ir tas psichologinis, ir fizinis taip pat, bet svarbiausias dalykas, kad psichologinis labai priklauso nuo fizinio. Psichologinis atsparumas labai priklauso nuo fizinio atsparumo. Visiškai. Kaip stipriai aš su savimi moku dirbti? Ne kaip stipriai, bet nuosekliai, nedideliais žingsniais, svarbiausia yra nuosekliai. Taip. Ir kažkokiu tai savo priimtinu būdu aš judu. Kasdien?
minimum 15 minučių, 30 būtų jau labai neblogai. Iki prakaito ar ne? Tai žiūrint, kiek tau metų ir kokia tavo ankstesnė fizinio parengtumo situacija. Jeigu tu tik pradėjai, 30 metų žmogus. Jeigu nesportavęs, tai eina, o jeigu sportavęs, tai gali eiti sportuoti su svoriais, nes raumenis irgi yra labai svarbu. O visą kitą paskaityti tavo knygoje. Čia apie psichologinę atsparą. Nuostabu. Štai čia toks pokalbis apie Lietuvą sveiksta su Rosita Kanapeckaitė. Ačiū tau labai. Ačiū, kad pakvietei. Labai noriu daugiau apie tai. Pasiekite, nes Rosita tikrai dalinasi šitom informacijom kur kas plačiau. Ačiū Jums. Iki.